Tai kaip manote, ką čia kepu? Tai yra jau paruošti vištienos šniceliai. Tipo jie apdoroti su duonos bulkos, ar kaip ten tais, reiškia, džiūvėsiais. Ir ką? Aš juos jau naudoju gana senai. Tai jie yra tikrai geri. Nėra jokių pridėtinių dalykų. Jie yra užšaldyti ir apvolioti tik tai va tuose džiūvėsiuose. Tai kepimas yra toks labai lengvas. Aš net šildau. Ten rašo, kad reikėtų juos atšildyti, bet aš bandžiau atšildžius, tai visai nieko panašaus ir man nepatiko. Tai va. Nežinau, ar aš pasidalinsiu tuo visų įrašu, bet šitaip tai yra darau, kadangi tai yra greitai ir nereikia čia prisipirkti tų vištienų ir čia durniuoti. Tai va, čia toks reikalas. Tai dabar aš juos apvertinėsiu ir tikrinsiu temperatūrą. Aišku, temperatūrą turiu pasiekti apie 80 vidinę. Tai čia su termometru darysiu. Ieškau dabar termometrų, čia aš tik juos įdėjau, tai aišku, čia bus per anksti. Bet termometrą kepimui būtinai turėkite. Nu, čia kūno turbūt rodo. O šiaip čia yra sušalę. Va. Nieko čia ir nebus gero, va. Matot, kaip krinta. Nes kadangi buvo šaltai. Tai va, tiek. Atleiskit už keptuvę. Čia tokia mano sena keptuvė iš Swan kompanijos, iš kurių dabar vėl užsisakiau, nes jie tikrai fantastiniai. Ir žinokit, dabar laikau tipo senatvei tolimesniai, o va šitą toliau baigiu kepti, nes jos neplaunamos mašinai ir panašiai, bet labai puikios. Nu, nereikia subraižyti, aišku, o šonai vis tiek apkepa. Nu, nenaudoju chemikalų, todėl taip atrodo. Tai va, čia vištienos šniceliai tokie, nu ir viskas, iki. Na taip, kadangi vištieną turim tikrinti, dar kiaulieną galim suvalgyti pūžalę, bet tuoj sekundėlę mano termometras. Žiūrim. Na, matot, vidai yra sušalus. Va šitą eina geriau jau. Ne, nėra, va dar yra dalis. Nu va, turi turėti termometras namuose. Tada tikrai žinosit, ką valgot, kad yra tikrai saugiai iškepta. Na, matot, dalis. Kadangi ir šaldyta. Tai sumažinsiu ugnį ir paliksiu. Va, čia vietom jau yra 70. Sumažinsiu ugnį ir paliksiu dar kepti. Tai va, vėl matuosiu. Vištienos vidinė temperatūra turi būti 72. Šitą, ne? Va, šitą gerą. Viskas raunam iš keptuvės. Nėra ko perkepti ir taip jau didėja per daug greitai. Išimam. Žiūrim šitą. Žiūrim šitą. Irgi. Suprantate, jeigu labai perkepsit, išsausės labai. Paliekate, o šitą tikrai bus gera, nes dar kepa, oi, tiesau, kaip greitai, viskas išjungiame. Tai va, taip kepam vištienos šnicelius, kuriuos galim užsakyti šaldytus. Ir jie neturi nieko ten blogo, kiek aš žiūrėjau, jie yra grinai užšaldyti ir turi tik tai džiūvėsėlių aplink. Viskas. Greitam, šaunu, iki.